Sveiki, čia Grifas FPV ir šiandieną nutarėme išleisti pirmą dalį Radio Master Pocket. Po ilgų apmąstymų nutarėm vis vieną išleisti video apie Radio Master Pocket atskirai, nes visiems daug ypatingai naujokų perkasi būtent kaip pirmą pultą būtent Pocket. Ir tik tai norėjau greitai pasakyti, kad aš tam pirmoji daly jo atkreipkite dėmesį į krovimo niuansus, ten tokius, mes ten sukuriam lift-off modelį, prisijungiam prie kompiuterio, kad galėtumėt simuliatorių žaisti, yra tokie pagrindiniai dalykai šito video. Ir bet kokiu atveju siūlau žmonėm, kurie naudosis Pocket, kad pasižiūrėtų GX12 visus video, nes dėl meniu, bendrų nustatymų ir modelio nustatymų GX12 video yra daug tvarkingesni, o meniu ir tas vaizdas tekstinis yra visiškai tas pats. Bet jeigu ten kažkokių netikslumų yra, tai prašau parašykit, aš paaiškinsiu ir sėkmės visiems. Šiandieną pašnekėsime apie Radio Master Pocket radio pultą. Jis iš visų šitų trijų mažiausias ir pigiausias, bet funkciškai jis ne ką silpnesnis už kaip prieš tai dariau tiek 16 ir už tą naujesnį GX12, tik tiek, kad ten mygtukų yra mažiau šiek tiek, bet funkciškai jisai praktiškai toks pat. Nueisiu Radio Master website, Radios ir Pocket. Pasižiūrėti šitą. Ir jeigu pirkise, būtinai žiūrėkit, kad būtų M2 modelis Pocket Radio Controller M2. Čia tik tai spalva skiriasi, jeigu matote, čia išsirinkite kaip norit. Ir čia geriausia, aš per klaidą nusipirkau šitą CC 2500, bet jums geriau pirkti ILRS, nes mes tik tai apie jos pagrindė šnekėsime. Bet jeigu per klaidą nusipirkot irgi tokį arba jis pigesnis, tik tai toksai buvo, tikrai ne bėda. Aš parodysiu, nes pas mane lygiai toks pat, aš parodysiu, kaip su jo galima ILRS dirbti, įstatant išorinį modulį. Ir čia jau išsirinkite FCC arba europietišką versiją. Čia, regionai čia legalūs dalykai, čia jūs patys pasitarkit FCC, visai toksai, čia amerikietiškas ir visam pasaulyje ten mažesniai pribojimai negu Europos Sąjungai, kuris yra LBT. Kaina jo yra, kaip matot, čia 50. Kadangi čia CC250, matot, jis pigesnis, jeigu pirktumėt ILRS, jis iš karto $10 brangesnis. Bet tikrai verta, nes jeigu jūs nusipirksite šitą, jums vis vien reikės išorinį modulį pirkti, kurį irgi galima čia surasti. Nueinate į modules. Ir čia yra 2.4 Express išoriniai modeliai. Čia yra 915, Europoje yra 868 GHz, čia yra tas low band vadinamas, galite išsirinkti kokį modelį. Aš naudojusi Nomad Gemini X-Band, čia jisai veikia abiejais dažniais ir 900 ir 2.4 giga. Website ir pakaks. Traukiame droną iš dėžutės. Tokia dėžukė ateina. Sakau, čia matot, aš per klaidą nusipirkau tą CC2500. Pagal, man atrodo, nebuvo kitokia, bet sakau, kadangi mes nešnekam apie ILRS dar iš tai subtilybės neįnam, mes daugiau kreipsime dėmesio į pačią pulto programinį įrangą, kuri vadinasi HTX, tai didelio skirtumo tai nesudaro. Vaintas gražiam maišelį ateina. Pultas taip, čia dar dažnai būna baterijos įdėtos, bet šiais laikais geriausia užsiskinėti be baterijų, nes tada greičiau ateina, nes su baterijom siuntiniai, jais lėktuvus skraidinti negalima, tas siuntinių, jie ten laivais plukdo ar veža sunkvežimiais, nežinau, bet geriau baterijas nusipirkti atskirai. Aš parodysiu kokias. Gali čia įdėti šonę, čia geras dalykas atsilenkiant į anteną. Palyginimui pasižiūrėkit, koks yra skirtumas. Čia yra TF16, man kaip rankose man jisai daug geriau tinka, nes man pakankamai didelės plaštakos. Čia šitas mažiukas toksai.
Bet tikrai, pavyzdžiui, pradedantiesiems, pakol įsikirs kažkokius bendrus pagrindus išmokti apie dronus FPV, tai aš tikrai idealus variantas nusipirkti tokį, ypatingai jeigu jaunesni žmonės, pas kurios rankos mažesnis. Tai ir, ta prasme, pakankamai parus, jisai, ta prasme, nieko neatsitiks. Čia, kaip matote, yra gimbal rankinėlės, jis taip įsideda, jas galime atgal įdėti. Toks patogas dalykas, kai keliaujat kur nors svoje rankoje, toks telpantis, tai galime jas iškart išimti. Jie čia taip paprastai įsisuka. Matot, antras čia yra. Ir kad ir palyginimui parodysiu, praktiškai gimbalai viskas veikia taip pat, jie šiek tiek mažesni. Ten atstumai, kaip matot, jeigu palyginami biškai arčiau. Bet čia yra 3 pozicijų 2 mygtukai. Čia pas mane jų daugiau. Čia iš viso jie 6 ant šito. Čia tik tai 2. Čia tokie užsifiksuojantis mygtukai. 2 pozicijų, galima sakyti, jungiklis. Įjungta, išjungta. Vienas potenciometras ir vienas toks, tik tai nesifiksuojantis mygtukas. Tai čia maždaug kažkas panašaus, kaip šitas toksai. Ir vienas potenciometras, čia mato 2 potenciometrai, čia dar 2 slideriai tokie. Čia, kaip matote, yra trim switches, kuriomis dronuose nenaudojam, bet jeigu kas lėktuvas, čia yra šitie 2 mygtukai, jie tokie kaip joystickai veikia, tai jie gali, jie čia gali būti kaip tokie pakaita tie 3 switchim, jeigu kažkam prireikia. Taip pat, mato, čia yra sys mygtukas ir modelio meniu mygtukas. Čia lygiai taip pat, jie biškai kitur, yra sys mygtukas ir modelio mygtukas čia. Taip pat, tas ratukas toksai, kuris spaudžiasi, kaip ir čianai. Ir 4 mygtukai return, page up, page down, tele. Čia net ir... Čia garsiakalbis. Taip pat tiek 16. Matot, čia yra USB pakrovimo lizdas. Ant pocket yra lygiai taip pat. Apatinis USB lizdas yra pakrovimai. Čia SD kortelė įsideda. Galim paspausti, taip išlenda. Kaip minėjau, su tiek 16, čia jinai tokia pigiai, ten 0,5 gigabaito, tas SD kortelės, kur ten visa programinė įranga įrašyta ir taip toliau nustatymai jūsų modelė saugomi. Tai tą kortelę, jeigu galite išimti, sakyškite savo card readerį. Ten, kaip būnat, sakyšti card readerį, padaryti backupą, nusipirkite gerą SD kortelę, scan disk ar dar, perkraukit viskas, kas ten yra gražiai ir įkiškite atgal ir šitą išmeskit, nes jinai būna po kelių mėnesių užlūžta ir nustojom radijas veikti. Prasme, ten raido dėl to išmest nereikia, bet galvos skausmas, kol tenai vėl viską tą kortelę surašyti, sutvarkyti ir taip toliau. Tai pakrovimo USB lizdas, SD kortelė čianai, vėlgi, kai dedate ją, žiūrėkit atsargiai, kad būtinai pataikytume į tas vėžes, nes jeigu ten biškai žemiau paleksant, gali tiesiog į vidų įkristi, jums reikės čia atsukinėti viską, ištrūkinėti tą kortelę. Tai kaip minėjau, vienas mygtukas jisai neužsifiksuojantis, vienas potenciometras, matot, 2 mygtukai tokie 2 pozicijų ir 2 jungikliai 3 pozicijų. Čia, kaip matote, USB lizdas, šitas bus programavimui, bet dar net flashinat, arba norite prijungti prie simuliatoriaus, prie kompiuterio, tai naudoti tik šitą lizdą. Šitas lizdas, man atrodo, čia yra treneriui, ta prasme, dėl to galvos nesukti nereikia, ten kartais būna galima įdėti ir, įvairių ten funkcijų nėra, bet kaip pradedantiesiems, jums tikrai dėl to galvos sukti nereikia. Didžiausias, be dydžio ir skirtumo mygtukų, didžiausias skirtumas tikriausiai bus toksai, kad ant tiek 16 yra spalvotas didelis touch ekranas, kurį liečiant galima, kaip iPhone'as, tipo touchscreen. Čianai ekranas, jisai joks neteks, čia yra grinai paprastas šaltų kristalų, nežinau kaip jį vadinasi šiais laikais, paprastas tekstinis ekranas ir meniu bus visai skirtingas.
Aš apie patį meniu per daug nešnekėsiu apie Pocket, bet aš darysiu sekantį tą tokią apžvalgą kito pulto GX12, jis pats naujausias. Tai kadangi irgi HTX programa ten naudojasi, tai iš principo ten viskas tas pats ir ten toks pat tekstinis ekranas. Tai va, tai jeigu kaip programavimo dalis ir kaip toliau galite tiesiog persikelti ir žiūrėti GX12 Radiomaster pulto video. Šiaip iš vis apskritai aš patarčiau, aš gal neminėjau tam pirmam TX16 klipe, kad verta visus 3 pažiūrėti, nes, sakau, programa yra ta pati ant visų 3 HTX, ta programinė įranga pulto, bet gal kai aš 3 atskirus video darau su 3 atskiriais pultais, gal aš kažką pasakau, šnekėdamas apie vieną pultą ir kažko nepasakau, šnekėdamas apie kitą pultą. Tai aš kažkaip patarčiau gal visus 3 video pasižiūrėti. Nuo jūsų priklausys. Bet mažiausiai šnekėsiu apie Radiomaster Pocket. Nesakau, ten, kaip, pavyzdžiui, prie Liftop simuliatorius prijungti ir visiškai tai tas pats kaip su TX16, irgi tiesiog jungite lizdą čia prie viršaus. Aš parodysiu taip paprastai, bet jau ten ne su visom smulkmenom. Dar vienas skirtumas tas yra, kad čia yra tiesiog dedasi 2 atskirus lyčio baterijos, tas yra 18650 to tokio formato. Kadangi, sakau, geriausia jų neužsisakinėti kartu, nes tada daug ilgiau ateina paštas, o geriausia nuo Amazonė ar kur nors nusipirkti atskirai. Iš reikia tokių 2 baterijų, pasižiūrėkit, kad būtų, kaip sakiau, 18650 ir būtinai, kad tos baterijos būtų ne 3,6 volto, viena atskira baterija, bet 3,7 užrašas būtų. Tas yra svarbu šitam pultui ir, tu valys, 2 tokias baterijos ir geras dalykas, ir paaiškinsiu kodėl, nusipirkti atskirą šitų baterijų pakrovėją. Čia taip labai paprastai taip įsideda. Čia pliusas į priekį. Susistato. Lizdas susistato čia. Ir tiesiog prijungiat prie adapterio ir galite jas krauti. Čia yra lemputės tokios, kai jos nepilnai pakrautos, jos raudonai dega ir kai jau pilnai pasikrauna. Palaukite, kol abidvi visiškai žaliai abidvi, kad užsidegtų. Nes jeigu viena nepilnai pakrauta, bet viena iš tokių problemų, aš paaiškinsiu apie krovimą pačiam pulte, yra tai, kad svarbu už tos lyčio baterijos, kad jas būtų vienodo krūvio. Pavyzdžiui, galite 4 baterijas nusipirkti, sakysim, jeigu jūs kol kas 2 naudojatės ir skraidotės, jūs galite kitas krauti. Jeigu jūs visą dieną pasiruošę skraidyti, galit 4 turėti ir turėti atskirą pakrovėją. Skirtingai nuo TX16, ten tos baterijos dedasi į 2 skirtingas vietas. Čia jau tokie guminiai daiktai, čia tie tokie kaip grips. Irgi minusas apačioj. Sustatė. Čia iš galo. Reikia pažiūrėti, čia yra specialus to išorinė. Sakau, aš kadangi nusipirkau CC2500, man reikės naudoti išorinį Express LRS siųstuvą, kurį čia kaip pavyzdį turiu. Pas mane yra Nomad, tasai 2-dažnis naujas išorinis siųstuvas. Ir čia yra ne JR, tas didžiulis tipo bėjus, toksai kaip buvo pas TX16, čia yra jis mažiukas, čia kitas, formatas jis vadinasi mini, light arba nano. Kaip pasirinksit. Šitą dantelis tiesiog užsideda laikinai, kad tie dantukai čia nepasižeistų. Jeigu jūs jau nusipirkę Express LRS su viduj montuotų siųstuvų, tai jums nieko čia daryti nereikia, galite palikti taip, kaip yra. Paminėsiu dėl krovimo. Jeigu iš principo galima krauti šitą pultą čia per šitą USB pakrovėją. Dalykas tas, kad aš mačiau porą video, kad ten žmonės, kurie elektronikoje gerai supranta ir taip toliau, jie patikrino ir pasirodo, kad šitas pakrovėjas, kuris viduje yra įmontuotas šitam radio, jisai
kai kuriuose jie ten pabandė, kad kai kur, ta prasme, neveikia tasais krūvio išlygintojas. O ličio baterijom tai yra labai svarbu, nes, sakysim, jeigu, pavyzdžiui, viena baterija yra 3,5 volto, o kita ten, sakysim, 4, jisai krauna vienodai abidvi ir jeigu šitą 4 voltų prisikrauna jau pilnai iki 4,2, o šita dar tik tai 3,9, jie toliau krauna jas abidvi ir kadangi lygintuvas tasai neveikia krūvio, tai šitą persikrauna ir gali, blogai, ta prasme, čia baterijos taip genda ir gali, tom ličio baterijom jis gali ir, kaisti, užsidegti, ta prasme, negerai. Tai vat aš girdėjau tokius atsiliepimus, tiesiog gal geriausia tas baterijas tiesiog va tuose išorinėse, va tokiuose, kaip rodžiau, su tais tokiais pakrovėjais tas baterijas krauti. Bandome jungti. Čia nebus tas gražus spalvotas toksai touchscreenas, jau čia reikia irgi palaikyti, kurį laiką, tas lemputės čia užsidega. Rodot FTX. Kaip prieš tai, kad reikia nuleisti tą throttle warning, kad staiga įsijungęs, ten prisijungs jisai automatiškai prie kokio lėktuvo drono. Prie drono tai dažnai ne taip svarbu, bet būna, bet jeigu lėktuvus kokios valdo, propeliai gali pradėti iškart suktis, jeigu gazas nenulaikti, tai jis nenori įsijungti, jis pasako, nuleiskit gazą iki 0 ir taip pat reikia visus mygtukus išjungti. Šitas žemyn, šitas į viršų. Ir va, žalia lemputė užsidegė, viskas veikia. Ir va, čia toksai pirmas modelis kaip sukurtas, sakau, pažiūrėkite smulkiau, tai arba GX12 apie modelius, arba TX16, kur dariau. Čia va tas pirmas toks, čia jis jau pavadintas Pocket, čia yra kažkoks modelis, bet mes nežinom. Mes pabandysim tiesiog iš karto naują modelį sukurti. Dar parodysiu, sys mygtuką, kai paspaudžiate, tai čia yra atsiranda šitas visas meniu, yra pačio pulto sistemos meniu. Čia pirmas yra Tools, labai gerai, kad čia iš karto matome, pas mus yra Express RLS Lua skriptas. Jeigu jūs nusipirkote ten kažkokį tai kitokį, ne Express LRS ir nėra to Express RLS, nematote va šitą meniu, jeigu neisite iki pačios apačios, ten ir niekur nerandate Express LRS šito skripto, tai pabandykite surasti video apie Express LRS, apskritai visą sistemą. Tiesa, dar toks dalykas yra ant senesnių pultų gali būti užrašyta ne Express LRS, o tik tai ELRS. Tipo sutrumpinimas į LRS-o. Tai va tas jau netiks, jisai tinka tik su pačiais seniausiais radijo imtuvais, ten kurie to LRS pirma versija, jau tokių nieks, ta prasme, jų nieks negamina ir taip toliau, tai neveiks. Būtent reikia žiūrėti, kad būtų Express, pilnas žodis Express LRS Lua skriptas. Tai va, tai čia pirmas meniu, Tools, spaudžiame Page Up, nueiname SD kortelę, čia, visi failai, kas pas jūs SD kortelė, čia geriau nieko čia nedaryti, ypatingai jeigu jūs pradedantis. Čia yra Radio Setup, tai čia yra įvairių dalykų, kuriuos galima ten nustatinėti. Čia datą galima nustatyti, čia su ratuku galima tuo meniu žemyn taip eiti, matot, laiką nusistatyti, jūsų radio baterijos mažiausia įtampa ir didžiausia. Čia gali nusireguliuoti, čia visokius, kaip garsiai pypsisi, kaip šneka, čia viską galima reguliuoti. Kaip šviesiai tas ekranas dirba ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Pavyzdžiui, čia parašyta aliarmai, aliarmai, jeigu baterija žemiau 6,4 voltų, jis jau pradeda ten balsu rėkti ant tavęs, ten low battery voltage is low ir ta prasme, jau tada reikia krauti baterijas. Tai čia visus tos dalykus galima čia reguliuoti. Toliau galime eiti Page Up, toliau Global Functions, čia savo galvos pakolkas nesukite, jeigu jūs naujokai. Trainer irgi nesukit savo galvos. Hardware tai yra kaip ir svarbu. Pirmas dalykas yra parašyta, matot, calibration sticks. Tai galim iškart padaryti kalibraciją. Čia matot, jisai visų čia meniu, pirmien žemyn, taip toliau. Tai galime grįžti gali patį viršų. Kad čia jau matytųsi gerai. Spaudžiam calibration,
Ir parašyta, va čia ten, tokia schematinė va šitų gimblų, o jie matot juda, kai aš darau, visi va taip rodo jos ir dabar spauskite šitą mygtuką, čik ir padaryta set sticks midpoint, visur per vidurį jos taip gražiai va pastatykite, kad jie būtų va. Ir spauskite enter va šitą mygtuką, spauskite jį pradėti kalibraciją, va. Ir dabar reikia judinti jūs, va taip, nespausdami, bet iki galo, paimkit, va iki pat galo, kad jis liesus, bet nespausdami. Tai yra svarbu, aš padarysiu apie tai kitą video, bet va. Štai čia va galima šitus va pajudinti. Čia paspaudinėti visus dalykėlius. Control center. Va. Pajudinam viską, vėl į centrą pastatėm, ir va galime paspausti enter, ir tada mygtuką return, mes išeinam. Ir viskas, ir pas mus kaip ir baigtėm. Pas mus tas SF1 spot yra. SA šitas mygtukas mano, kuris čia yra, matai, visur sužymėjimai yra, čia, vat, jeigu matot, vat, SA, SI, SC, jie visur sužymėti. Galite išeiti šito meniu. Na, ir toliau page up, einame į sekantį. Ir va, parodys versiją kokia yra. Tai va, čia rodo, kad čia yra versija HTX Pocket ir čia yra Radiomaster Factory versija. Tai kokia čia versija, vėl nežino. Bet jeigu jūs jį neseniai kažkada nusipirkat, va čia yra pagaminta data 23 metų, tai mes pajungsime, kai pajungsime, darysime update'ą, va visą laiką jums parodys, kokia ten iš tikrųjų ta versija. Bet iš principo update'us, va tą flashinti, tą jūsų radiją, viskas veikia, kai tik nusipirkat, tikrai jokio reikalo nėra. Ten jau jeigu labai kažkokia sena versija ir taip toliau, tai galbūt verta tada, bet tai yra nebūtina. Bet aš visiems parodysiu bendrais principais, bet sakau, visas flashinimas bus su GX12, nes meniu atrodys visiškai toks pat, ta prasme, jisai tekstinis, būtent yra tie du formatai tokie. Šitas su touchscreen'u spalvotas ir va toks tekstinis. Tai va tie tekstiniai meniu, jie visur yra vienodi. Čia iš principo va galime išeiti. Ir dabar, vat, jeigu simuliatoriai, vat, galima sukurti modelį, tai vat, paspaudus modelį mygtuką, vat, parodo jau, kokie modeliai yra sukurti čia pas jūs. Tai vat, yra sukurti, vat, jau čia iš fabriko atėjo su 4 modeliais. Vienas tiesiog Pocket pavadintas, kanas aš net nežinau. Galima į gal simuliatorių naudoti. Čia FPV dronas jau ir kaip priprogramuotas, bet kadangi aš nežinau kaip, ten galima nueiti, aišku, ir pasižiūrėti, ir jeigu jūs ten suprantate, tai jūs, gal viskas ten gerai, tai tvarkoja, tai ir palikit. Delta, tai man atrodo, čia delta planeriam visokiems jau sukurtas toksai, toks paprastas stereotipinis modelis. Ir čia, vat, malūnsparnis, helikopterių. Tai, vat, žiūrėkit, vat, paimsim, mes sukursim 5 modelį, sakysim, simuliatoriui. Pirmą. Okay? Tai vat pirmą paimti ir create model. Matot, užšydyti, jeigu jisai tamsus, paimam, create model. Ir dabar galime paspausti, jeigu mes paspausime čia vat model select, ok, einam page up. Ir čia šį dabar modelio, ant kurio buvom atsistoję, žiūrėkit. Vat, modelis 5. Mes jį sukūrėme, jį taip automatiškai pavadino, bet vat, jeigu naisim model, matote, jisai, vat, kur ten ta žvaigždutė yra, jį pavadino model 5. Mes vat, ant jo atsistoja ir tiesiog galime eiti, spausti mygtuką page up. Ir dabar bus šito modelio settingai visokie. Čia galite jį pavadinti kaip nors, čia paspausite ir čia su ratuku vat, raidės visokias galite daryti. Sakysim, simuliatorius, vat S raidė, D raidė. Sim. Spaudžiam, išsaugom. Ir išeinam, paspaudžiam return mygtuką, pas mus pasivadina sim. Dar galime nueiti vėl į tuos modelio settingus, vat nueisim page up, vat setup. Dar čia galima, žemyn. Čia nieko nekeiskite. ADC filter palikite global.
Jis pas mus turi būti išjungtas tam vat, per SIS mygtuką tuose pagrindiniuose pulto nustatymuose. Mes tai padarysime, grįšime atgal. Bet čia palikite pakol kas global. Jis tada klauso tų visų globalinių pulto nustatymų. Tai vat, jis turi būti išjungtas. Tai vat, palikite būtų global. Einam žemyn. Dabar žiūrėkit, internal RF mode ir pas mus išjungtas ir palikite, nes mes simuliatoriai sistuvą nenaudosime čia. Apskritai, nei vidinio, nei išorinio. Mes jį prie kabelio, prie kompiuterio prijungsime ir mums nereikia, kad baterija nesinaudotų. Va, internal RF turi būti off ir va, external RF irgi off. Ir tu gal lieka jis išjungtas. Čia trim mode, čia daugiau nieko nereikia. Čia galima keisti kaip jūsų joystickas, kaip prie kompiuterio, kaip jis veikščiau. Classic, čia jau tokie niuansai. Paskui galima dar kitus pasižiūrėti dalykus. Dabar naisime, mes pažiūrėsim, kad pas mus kanalai normaliai veikia, kad šitie pagaliukai duoda signalus ir užprogramuosime vieną mygtuką padaryti reset. Kai žaidžiate žaidimą, pavyzdžiui, nukrito jūsų dronas, jūs norite iš naujo tą sesiją pradėti, kad jums akinių nereikėtų nusiminėti ir ten rankomis liesti kompiuterį spaudinėti, padarysim vieną mygtuką, kad galėtumėte reset padaryti. Tiesiog pultą paspaudė ir galite vėl žaisti tą patį sesiją. Spaudžiat page up. Flight modes nieko nedarykit, čia nieko nereikia daryti, nelyskit. Inputs, būtinai pasižiūrėkite, kad būtų tokia tvarka. Pirmas A prasideda, AIL, antras ELE, trečias THR, throttle ir ketvirtas rudder. Čia taip ir palikite. Čia reikia paaiškinti, kodėl ir kaip. Iš principo šito netgi nereiktų, jeigu mes viską savarankiškai darytume miksuose, nes sekantis meniu dabar einame page up. Jeigu viskas taip yra, tai ir palikite. Jeigu ne, tai aš kažkada sudėtingesnį video paaiškinsiu, to prasme, kas čia iš tikrųjų vyksta, bet tiesiog visur dažniausiai priprogramuoti tie inputai yra, taip kaip yra, taip ir palikite. Einame sekantis page up ir dabar yra mixes. Okay, matot vėl tą pačią tvarką, tai čia būtent šitie kanalai jūsų šitų pagaliukų. Čia gazas į viršų į apačią, čia jeigu iš šono padarysit, jūsų dronas plokštumoj sukinėjasi, iš šitų kanalų gimblų čia dronų nosis aukštyn žemyn, taip jisai verčiasi. Ir čia, kaip gimblą judinant, dronas aplink išilginę ašį sukosi. Tai čia yra pirmi 4 kanalai, jie yra priprogramuoti, kaip yra, irgi patikrinkit, kad būtų AETR, šitą tvarką čia, taip reikia. Ir dabar mums tiesiog reikia vieną papildomą kanalą užprogramuoti. Čia toks geras įprotis. 5 kanalas IRLS yra visą laiką arminimui. Pavyzdžiui, Pocket mums būtų patogiausia šitas SA. Jungtas arm, disarm ir arm. Ir mes jau pasirinksim toj. Spaudžiam. Jeigu norit, galit pavadinti, bet čia nebūtina. Einame ant source. Source yra pagrindinis dalykas, tai bus šaltinis to kanalo. Tai šaltinis mes norim, kad jisai būtų SA mygtukas. Dabar jis užprogramuotas ant kažko kito. Spaudžiame ratuką. Pradedam mirksėti ir tada tiesiog spaudžiame šitą SA mygtuką, jis pasidarė SA. Vėl spaudžiame ratuką, jis išsisaugojo, grįžtam atgal su return mygtuku. Ir grįžtam dar kartą. Ir pas mus 5 kanalas užsiprogramavo SA mygtuku. Ir dabar mes užprogramuosime šitą SI. Ir mes jį naudosime grinai daryti reset ant simuliatoriaus video liftoffą labai patogu, kad jums, pavyzdžiui, akinių nereikia nusiminėti tada, arba tiesiog, ten siekti kompiuterio, kad ten perjungti ir iš naujo sesiją, jūs galite tiesiog padaryti reset session, jeigu ten kažkur užsimušėt su tuo FPV dronu, bežaisdami, norite iš naujo pradėti, tiesiog mygtuką paspaudėt ir jums ten viskas įsijungia. Tai mes padarysim 6 kanalą, mygtuką SI. Spaudžiame. Einame ant 6 kanalo, spaudžiam ratuką. Norit, galite jį ten pavadinti kaip nors. Bet mums svarbiausia yra source. Čia tas interesuotis jau. Kur juodas dabar yra. Spaudžiam, kad mirksėtų. Ir spaudžiame mygtuką ir jis turi pasikeisti ant puch.
SI pasidarė, spaudžiam ratuką išsaugojam, return mygtukas grįžtam, dar kartą return mygtukas grįžtam, viskas, pas mus 6 kanalai išprogramuoti. Ir čia praktiškai daugiau daryti pačiam šitam modelyje nereikia, galime apskritai išeiti iš visko, spaudžiam ir atsiradom čia mūsų simuliatoriaus šitas pagrindinis puslapis. Čia dar su tais tokiais tekstiniais pultais, tekstiniu ekranu, čia yra toks privalumas, galite page up ar page down keisti, ką ekranas rodo. Čia jums atsidarė, čia rodo, kaip su gimlai veikia. Paskui mygtukai, matot, ten strelytė keičiasi, kai SI mygtuką keičiam. Čia aukštyn žemyn, ten, žiūrėkit, čia, SI mygtukas. Jisai kanalas veikia. Ir galit SI pažiūrėti, irgi mes jį užprogramavom. Jisai keičiasi, paspaudus. Kiti nesikeis, nes mes jų neprogramavom, jie tų prasme dar, nesuplanuoti niekaip, jų tiesiog mygtukai laisvi tiek. Pas mus tik 4 kanalai šitiem gimblam, aukštyn žemyn iš šonus ant šitą, aukštyn žemyn iš šonus iš tavo 4 kanalai. Ir 5 kanalas ARM. Ir čia pas mes reset, kurį naudosime video žaidimui. Sukūrė modelį, simuliatoriui. Jisai veikia. Dabar parodysiu greitai, kaip su kabeliu prijungti prie kompiuterio ir prie pačio žaidimo. Čia yra ta naršyklė, vadinasi Steam. Galima į website nueiti, aš ten įdėsiu linkus. Steam.com, man atrodo, vadinasi, atsidarotis ir nusidownloadinat, čia programėlė, vadinasi, paspaudė, atsidaro šitas ir čia parduotuvė yra, čia galima nusipirkti tą lift-off žaidimą, jis kažkur apie 15 eurų kainuoja. Aš jau jį turiu, čia pas man library, collections, tai kažkaip paspaudžiu, pas man lift-offas, jis toje pasikraus, čia galima daryti play. Langas play. Ir vaizdas dabar kraunasi. Ir paimsim šitą mūsų USB kabelį. To jisai pasikraus. Žiūrėkit, aš jį dabar kišu ir žiūrėkit į ekraną, įkišau. Ir atsiranda toks langas. Select mode. Tai imkite šitą joystick. Yra čia SD storage, jis gali kaip flash tipo drive'as dirbti, čia yra grinai programavimui, o čia atsistokite ant joystick ir spausti. Langas šitas atsiras automatiškai, kai įkišite čia USB kabelį. Spauskite joystick, paspaudėt ir važiuokite ekraną, atsirado Radio Master Pocket Detected. Ir tada jums reikia nueiti į Options, Controls, Controller. Ir dabar galit patikrinti, ir pas jūs veikia, nieks neveikia. Matot, aš judinu, bet dronas vietoj jisai stovi. Tai reikia nueiti pirmą dalyką, padaryti Calibrate. Spaudžiat Calibrate, Start Calibration ir tada žiūrėk, kad jums čia pradės rašyti ir sakyti viską, ką daryti. Rodo jums judinti tuos daiktus, tai ir judinat juos taip. Pasakė OK. Dabar klausyk ir jums rodys, čia į vidurį pastatėt gražiai. Dabar judame viršų. Judinam taip. Čia grinai ekrano instrukcijas. Darom kaip. OK. Finish calibration. Ir dabar galit žiūrėkit. Matot, čia mano gazas aukštyn žemyn jisai kyla. Dabar jeigu aš iš šonus jis turėtų suktis plokštumoj, sukasi plokštumoj, čia turėtų pirmin atgal ir čia turėtų iš šonus. Viskas, pas mus viskas veikia, spaudžiam save. OK, exit. Mainate į Options, Controls ir Buttons. Šičia nueit. Ir tada nueidat prie šito ekrano, Assign Buttons Controller ir randat Reset.
paspaudžiate ant jo. Ir dabar, vat, kai mes prieš tai mygtukus programavom, vat, paimam ir paspauskite. Čik paspaudėt, vat, pažiūrėkit, ekranė iš karto jį užfiksavo kaip Axis Plus 5, čia jų tenai jau nominacija. Spaudžiat Confirm, Save. OK. Exit. Dar kart pabandysim, Play. Tikiuosi dabar jau turėtų viskas tvarkoj. Yra, įleidžiam žemyn, pradeda suričiuoti, pradedam skrist, sakysim, užsimušiau, paspaudžiam tik. Jo, persijungi, viskas veikia gerai dabar. Ir va čia yra visokių trasų, pilna, ten gali per tos vartelius ten skraidyti. Čia va yra tvartas, galite tvartą pabandyti skrist. Aš čia dabar nepatogiai taip sėdžiu. Štai man buvo sunkiausias dalykas per tas duris įskristi kažkur, aš tikau labai nepatogiai. Įsitaisis, bet va, paspaudžiau ir persijungiau. Nereikia kiekvieną kartą paspausiu, tai persijungs. Nereikės, daryti to klaviatūrai. Gerai, tai va, su liftoffu tiek. Yra kokių klausimų, parašykite paprasčiausiai komentaruose, aš pabandysiu atsakyti. Tai tiek.